Sveiki. Ar vyras gali sugriaužti kilimą? Kvailas klausimas? Nepriklauso. Jeigu jį paliko jo moteris, tai jis gali ne tik sugriaužti kilimą. Jisai gali nepasiruošęs užbėgti į Everestą, jisai gali apvogti bet kurį žmogų, kad ir koks sąžiningas būtų gatvėje. Jisai gali liežuviu išvalyti kambarį. O kokia sąlyga? Sąlyga, kad jį paliko jo mylima moteris. Tuomet prasideda maldavimai, puolimai ant kelių, pagrindinės klaidos. Pagrindinė klaida, beveik kurią 100% vyrų padaro ir mano klientų, yra būtent maldavimas. Aš apie savo maldavimą geriau net nesakysiu, nes ne savo protui leidai tada šnekėti, o instinktam, panikai. Mes galvojame, kad jeigu mes parodysime, kaip ją mylime, be jos negalime, nebūsime be jos laimingi, jinai nusileis ir liks su mumis. Aš netgi per prievartą verkšlenau, galvodamas, kad tai padės. Bet mes vietoj traukdami ją, mes stumėme ją nuo savęs, kas turėtų būti atvirkščiai. Nes moteriai reikia vyro, o ne besivilkinčios uodegos. Tai yra ne vienintelė klaida, kurią padaro klientai prieš ateidami susitikti su manim. Tai yra, jie padaro taipogi skambinėjimas, rašinėjimas, klausinėjimai kodėl, bet to, kad tai būtų nustojama ir imamasi teisingų veiksmų, nusileidinėjimai, pasakymą, kad tu būsi valdovė, viską atiduosiu, vėlgi, jie tikrai nereikia rašlenančios uodegos. Moteriai reikia vyro. Tokie dalykai prasideda kaip vykimas į vietas, kur jie rasi gal, taip tik skaudinė save. Ir jeigu ir pamatysi tave, tai dar vienintelis minusas, nes tu elgsies kvailai ir tu nebūsi vyras. Tuo labiau toks vyras, su kuriuo jie susipažino, dėl santykių jūs kartu ir buvote. Facebookas šiuo metu žiūrinėjimas sienai, ką rašo, o jeigu jinai jau su kitu? O jeigu su kitu, tai reiškia, kad jau šansų nebeturit? Ne. Užsukę į prašau sugrįžkite tau.lt, pamatysite, kad visgi dar yra šansas. Šansas likti su savo moterim. Iki.